Labą dieną! Šiandieną jums parodysiu, kaip nusipiešti katės akis. Tačiau renkuosi ne juodą pieštuką, o taip madingą smaragdinę žalią spalvą. Taigi, pradedam. Prieš vesdamos liniją padažykite voką švelniu šešėliu. Aš renkuosi Rimmel vienos spalvos šešėlį, lengvo, švelnaus, subtilaus rožinio atspalvio, tam, kad vokas atrodytų labai švelnios ir gaivios spalvos. Liniją pradedame vesti nuo akies vidurio ir vedame link išorės. Galime grįžti prie akies vidurio ir lengvais mažais brūkšneliais nusipiešti liniją iki vidinio akies kampučio. Aš pasirinkau kompanijos Rimmel švelnų pieštuką, kuris yra ypatingai koncentruotos pigmentacijos. Jo spalva yra labai ryški, intensyvi, o tekstūra minkšta, švelni, todėl ryškią, įspūdingą liniją nubrauksite visiškai be jokio vargo. Kad akys atrodytų dar išraiškingesnės, juodu pieštuku labai švelniai, atsargiai praveskite plonytę liniją prie pat blakstienų. Ir tą liniją švelniai išsklaidykite. Blakstienas dažysime Rimmel tušu Lash Accelerator. Tai tušas, kuris ilgina, tankina blakstienas ir netgi gerina jų augimą. Ir makiažą užbaigsime naujais skystais lūpų dažais Apocalypse. Renkuosi švelnią, subtilę, lengvai perlamutrinę spalvą, kuri suteiks lūpoms ypatingo gaivumo, švelnumo ir tiesiog tobulai užbaigs visą įvaizdį. Štai tokį įspūdingą katės žvilgsnį galite susikurti pasirinkusios smaragdinį Rimmel pieštuką akims.